perspektyvą į šitą istoriją. Norėsi apmastyti iš tame tarpe bažnyčios perspektyvos, ką reiškia šitas laikotarpis, kodėl įvyko reformos, kurios įvyko, kai atsirado Rusijos imperija ir kaip pati bažnyčia į tai viską reagavo. Ir man atrodo, kad šita tema netgi aktualiai dėl to, kad esame Markučių dvare, ir kuris 19 amžiuje pastatytas iškilo ir kita vertus. Ir bendrai tokia tema, kuri patiems ortodoksams, stačiatikiam Lietuvoje nelabai yra patogi. Atsimenu, kai būdavau Maskvos patriarchate, tai sakydavo, gal nereikia šitos temos, nes kaip ir skauduliai tokie ir taip toliau. O kita vertus, kai dabar ruošiame parodą, ekspoziciją apie bažnyčios istoriją ir norėjau pakabinti jau Konstantinopolio patriarchato būstinėje Josifo Samaškos portretą, lygiai taip pat iš kitos pusės, jau Konstantinopolio patriarchatą žmonės sako, gal nereikia Josifo Samaškos, nes tos skaudus puslapius, bet sakau, reikia kalbėti ir apie skaudžius puslapius ir juos įprasminti, kągi tas puslapis mums reiškia dabar. Ir atitinkamai šitoje paskaitoje savo tokius klausimus įsikėliau, kodėl bažnyčioje vyko tos reformos, kaip bažnyčia jas pati priėmė ir kas jose buvo ir teigiamo ir neigiamo, nes įprasta vieniem tą laikotarpį barti ir labai neigiamą vaizduoti, o kitiem kaip tik šlovinti kaip aukso amžių, tai kaip galime subalansuoti ir kritiškai į visą tai pažiūrėti. Na ir taip bendras įvadas, nežinau kiek čia esantys žmonės supranta apie ortodoksų bažnyčios pačią administraciją, tai labai trumpai, ortodoksų bažnyčia neturi vieno žemiško popiežiaus, vieno vadovo, kuris valdytų visą pasaulinę bažnyčią, bet yra 15 vietinių bažnyčių vadovų, kai kurie iš jų vadinasi patriarchai, patys garbingiausiai, kiti turi kitus pavadinimus, ir jie yra visi lygus pagal savo valdžią bažnyčiai, tam tikrą regioną bažnyčias administruoja, valdo kaip vyriausiai ten vyskupai, o tarp jų yra pirmas pagal garbę, kaip lyderis toksai Konstantinopolio patriarchas, bet jis nėra visos pasaulinės bažnyčios vadovas kaip popiežius. Ir ta sistema aiškinama tuo, kad apaštalų laikais irgi buvo daug vietinių bažnyčių, o popiežiaus atsiradimas ortodoksų akimis yra tas, kad atsirado istoriškai vėliau, o ne iš apaštališkos tradicijos. Ir maždaug taip atrodo šiuolaikinis tų patriarchatų teritorijų pasiskirstymas vietinių bažnyčių, o dešinėje pusėje, kaip jūs supratote, yra skirtingų bažnyčių patriarchai ir vadovai. Ir iš tų daugybės patriarchatų ir nepriklausomų bažnyčių svarbiausia ir suprasti Rusijos istorijos laikotarpį yra 5 iš viso senieji patriarchatai, pirmas iš kurių jau nebėra ortodoksų patriarchatas. Tai vadinama pentarchija, suformuota 6 amžiuje, Roma, Konstantinopolis, kurio oficialus pavadinimas Naujoji Roma, Aleksandrija, Antiochija ir Jeruzalė. Konstantinopolis liaudiškai buvo vadinamas Konstantino miestu, nes imperatorius Konstantinas įkūrė Konstantinopolis, bet oficialus jo pavadinimas buvo Naujoji Roma, nes tai buvo naujoji imperijos sostinė ir buvo Senoji Roma ir Naujoji Roma, ir teisiškai tai buvo netgi vienas miestas ir atitinkamai buvo bažnytinėje kanonų teisėje sulygintos tų 2 Romų privilegijos. Ir kaip tie senieji centrai krikščionybės irgi buvo tarp tų garbingiausių patriarchatų. Buvo tokia idėja, kad tie 5 garbingiausi patriarchatai turi spręsti svarbiausius bažnyčios klausimus ir juos turi kreiptis kitos bažnyčios, kad taip susirinkimiškai, bendrai, ne kažkam vienam nusprendus, bet kartu būtų išspręstos bažnyčios krizės, bažnyčios problemos. Ir štai pavyzdžiui, jau 17 amžiuje Šventas Petras Mohyla irgi rašo apie katekizmę, apie bažnyčios centrą, bažnyčios pirmaujančią bažnyčią vietinę, rašo Jeruzalės bažnyčia yra visų bažnyčių motina ir pirmoji, nes iš jos prasidėjo Evangelijos skelbimas į visus žemės kraštus. Nors vėliau imperatoriai suteikė pirmenybę Senai ir Naujajai Romai dėl to, kad ten buvo imperatorių sostas.
kaip nurodyta antro Konstantinopolio visuotinio susirinkimo 3 kanone. Ir bažnyčia tapo visuotinė. Kitaip tariant, šitas dalykas, kad senoji Roma, paskui naujoji Roma tapo bažnyčios tokia lyderiaujančia bažnyčia vietinė, traktuojamas kaip istorinis. Imperatoriai suteikė tą teisę ir istoriškai tokia tvarka bažnyčioje susiformavo. Tai nėra kažkas įsteigta Dievo, o žmonių nustatyta tvarka. Ir tai toks su katalikais pagrindinis skirtumas. Ten yra įsitikinimas, kad yra Dievo įsteigta tvarka, yra Kristus vietininkas žemėje, kuris valdo visą bažnyčią, o čia yra į bažnyčios tą struktūrą žiūrima kaip į istoriškai besivystantį dalyką. Ir vėl sakiau, Rusijos imperijos laikui tai aktualu, nes tų vietinių bažnyčių daugėjo, mažėjo, bet kaip tik Rusijos imperijos laikais faktiškai buvo tik 4 senieji patriarchatai – Konstantinopolis, Aleksandrija, Antiochija, Jeruzalė ir Rusijos bažnyčia. Kitos bažnyčios dėl imperijų plėtros, Osmanų imperijos, Rusijos imperijos buvo praradusios savo nepriklausomą statusą. Ta pati Sakartvelo bažnyčia, kuris senovėje buvo patriarchatas nepriklausomas, buvo integruota į užkariavus Sakartvelą į Rusijos bažnyčią. Taigi 4 senieji patriarchatai ir Rusijos bažnyčia. Iš esmės tokie yra subjektai, tokie veikėjai tos istorijos. Ir kad suprastumėm, kas motyvavo tas reformas, reikia šiek tiek pažvelgti į priešistorę. O priešistorė labai svarbi suprasti, kad abiejų tautų respublikoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje gyvavusi ortodoksų bažnyčia ir Maskvos valstybėje gyvavusi ortodoksų bažnyčia, tai buvo tuo metu skirtingos vietinės bažnyčios, kurios vienu metu iš viso tarpusavyje nebendravo. Vakaruose šito žemėlapio, Lietuvoje šiandieninėje, Baltarusijoje, Ukrainoje buvo Konstantinopolio patriarchato Kijevo metropolija, o rytuose buvo Maskvos metropolija, vėliau Maskvos patriarchatas. Ir tos dvi kultūros vystėsi skirtingai, dabar nėra laiko plėstis, bet tikiuosi, kad žinote, kad 1596 metais dar atsirado toks reiškinys kaip unitai vakaruose, kurie sudarė uniją su Roma, priėmė Romos katalikų tikėjimą, bet išsaugojo rytų apeigas, graikų apeigas, taip vadinamas. Ir kitas svarbus kontekstas – Maskvos ortodoksų izoliacija nuo likusio pasaulio, apie ką tuoj pakalbėsim, ir santykių problema, kuri buvo būtent Maskvos patriarchate. Taigi, apie abiejų tautų respublikos ortodoksus verta paminėti, kad jie turėjo unikalią savo kultūrą. Jie gyveno tarp Romos katalikų, tarp protestantų, tarp unitų ir nuolat su jais bendravo. Ir jų teologija buvo prisitaikiusi atsakyti į kitų konfesijų iššūkius. Jie žinojo, kad tos kitos konfesijos moko, turėjo patys pasitempti, kad duotų deramą atsakymą tom konfesijom, kad apgintų savo konfesiją. Tam buvo 17 amžiuje įkurta Švento Petro Mohylos akademija Kijeve, suformuotas švietėjiškas tinklas, rūpinamasi buvo kunigų, dvasininkų išsilavinimu, pasauliečių brolijos irgi rūpinasi išsilavinimu. Ostrage buvo išleista Biblija skirta mokyklom, kad galėtų besimokantis susipažinti su šventuoju raštu, kas savaime suprantama buvo svarbu dėl ypač protestantų, kurie tik Bibliją rėmėsi. Ir jeigu netgi Vilniuje apsidarysit, pamatysite, kad senoji ortodoksų kultūra paliko gotikinių bažnyčių, atrodytų katalikiškas stilius, bet čia būdavo gotikinės ortodoksų bažnyčios, paskui barokinės ortodoksų bažnyčios. Jau tuo metu naudota šiuolaikiška tiem laikam daugiabalsė muzika ir formavosi ir išliko glaudūs ryšiai su Konstantinopoliu. Pavyzdžiui, tas pats Šventas Petras Mohyla prieš tai cituotą katekizmą pateikė kaip tikėjimo išpažinimo Jasų susirinkimui 1642 metais. Ir taip tariant, šita kultūra buvo integruota į pasaulinę ortodoksų kultūrą ir dalyvavo aktyviuose kultūriniuose mainuose. Ir Vilniuje mes irgi galim pamatyti, ar ne, užėję į Šventosios dvasios vienuolyną, čia 10 amžiaus pradžios nuotraukos, į šalia esančią Šventos Teresės Romos katalikų bažnyčią, galim pamatyti, ar ne, panašų baroką, panašų meną ir pas katalikus ir pas ortodoksus.
Ir arkikatedros požemius nusileidę galim pamatyti bizantinę freską. Buvo kultūriniai mainai ir tai buvo tokia unikali vietinė kultūra, rusėnų, ortodoksų, išplitusi Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, nors tai buvo ir ne karūnos religija, bet plačiai paplitusi religija. Ir aišku, tą bendruomenę rusėnų išgyveno dar tą vidinį skilimą tarp unitų ir ortodoksų. Su Maskvos metropolija visai kita istorija. 1448 metais Maskvos caras nutarė, kad jiem nebereikia, kad Konstantinopolio patriarchas skirtų Maskvos metropolitą, šventintų Maskvos metropolitą, ir jie patys išsirenka Maskvos metropolitą ir pašventina. Ir faktiškai taip paskelbė autokefaliją, ir galima sakyti nepriklausomybę bažnyčios, ar galima sakyti nutraukė ryšius su Konstantinopoliu. Formaliai buvo pasinaudota tuo, kad 39 metais, beveik prieš dešimtmetį, buvo sudaryta Florencijos unija tarp Romos ir Konstantinopolio, bet realiai žinome, kad Florencijos unija neįsigalėjo, ir kita vertus paskui akivaizdžiai Konstantinopolis buvo neunitiškas, bet jau į paklusnumą Konstantinopoliui niekada ir Maskva negrįžo. Ir faktiškai nuo to laiko Maskva tokiam kanoniniam netvarkingam statusui egzistuoja, galima įvardyti tam tikrą prasme kaip schizmą, ir ji neturi ryšio su to plastesniu ortodoksų pasaulio, tokio aktyvaus, koks yra abiejų tautų respublikoje. 1453 metais Konstantinopolį užkariauja Osmanų imperija, ir tada Maskvoje dar ir pradeda vystytis tokias idėjas, kad Maskva apskritai tokia yra gana savipakankama ir turėtų būti nauja lyderė ortodoksų bažnyčioje visuotinėje. Tai 92 metais metropolitas Zosima iškelia idėją, kad Maskva yra naujasis Konstantino miestas ir kad tai naujasis Konstantinopolis, o kiek vėliau jau logiškai išvystoma idėja, kad Maskva yra trečioji Roma. Senolis Filotėjas 1523 metais rašo garsiuosius žodžius: dvi Romos krito, trečioji stovi, o ketvirtosios nebus. Ir caras taip pat persijima tą idėją. Ivanas III sudaro santuoką su Paleologų dinastijos atstovė, kad būtų ir tam tikras politinis legitimumas, ir einama tą kryptimį, kad formuoti Maskvos kaip naujo pasaulinio ortodoksijos centro įvaizdį, ir kad tai būtų serginti tikėjimo grynumą, tikėjimo tyrumą, paskutinę tikėjimo tvirtovę tokia pasaulyje. Ir kaip dalis tos idėjas jau prie Ivano IV, prie Ivano Rūsčiojo surenkamas 100 skyrių susirinkimas Stoglavui Sobor. 100 skyrių susirinkimas, tas savo formą labai primena visuotinį susirinkimą, kokie vyko pirmajam tūkstantmetyje Bizantijoje. Tik dabar vietoj Konstantino ir Justiniano sėdi Ivanas Rūstusis ir sukviesti vyskupai išspręsti esminių bažnyčios klausimų ir suformuoti kaip ir tą tokią Maskvos bažnyčios doktriną. Tik kai pažvelgėme į dokumento vidų, į tas 100 skyrių, matome, kad formuojama ta doktrina labai keista šiuolaikinių ortodoksų požiūrių. Štai pavyzdžiui, 40 skyriuje rašoma: apaštalų kanonas šitaip skelbia: jeigu kas skutasi barzdą ir šitoks numiršta, nevertas yra nei laidotuvių apeigų, nei 40 dienų maldos, nei prosforos, nei žvakės už jį pastatytos bažnyčioje. Te priskiriamas jis netikintiesiems, nes to išmoko iš eretikų. Ta pati apie barzdų kirpimą sako 6 susirinkimo Trūlė 11 kanonas. Turbūt ten su turiniu apaštalų kanonai ar Trūlo kanonai net neverta diskutuoti, bet pati idėja, aišku, yra labai šiandienos akimis keista. Pagal šitą kanoną 100 skyrių susirinkimo, tai mane jau tikrai negalima būtų laidoti. Ir apskusta barzda, ir apkirpta, visiška netvarka. Atsiprašau, klausimas, o jeigu, tarkim, vyras ir paseniauga ta barzda, kas tada?
Čia toksai, kaip sakyti, hipotetiškas klausimas. Čia mes suprantam, paskui jie tų kanonų visų atsisako, ne? Ir su santykiais dėl to prasideda schizmos. Bet turbūt kažkaip tai galima būtų vis tiek paaiškinti, neauga barzda, jau kaip yra. Bet formuojama ne tam tikra religinė idėja, kad būtina auginti barzdas. Toliau, pavyzdžiui, 17 skyrius sako, o vaikus reikia krikštyti bažnyčiose pagal rubrikas ir pagal šventųjų apaštalų ir šventųjų tėvų tradiciją. Ir ne apipilant vandeniu, bet panardinant 3 panardinimais. Vaikai turi būti krikštėjami tiksliai pagal šventąsias taisyklės, kaip yra parašyta apie kūdikio krikštą. Kūdikį krikštė kunigas, sakydamas taip, krikštijamas Dievo tarnas vardas, vardant tėvą, ir panardina jį vieną kartą, sakydamas amen, tada ir sūnaus amen, ir vėl panardina ir šventosios dvasios, ir dar kartą panardina 3 kartą. Ir sako, ir dabar, ir visados, ir per amžius amen. Vėlgi, diskutuoti su turiniu turbūt neverta, nes iš patristikos mes rastumėme kaip tik apaštalų laikų ten tekstų, didache, kurie leidžia nardinti apipilant, bet kas svarbu, kad kai rašomas šitas skyrius, tai abiejų tautų respublikoje kaip tik tai, kas čia vadinama apipilimu, yra visuotinė ortodoksų krikšto praktika Kijevo metropolijoje. Ir pagal šitą kanoną tie žmonės, kurie pakrikštyti Kijevo metropolijoje gretimai, Konstantinopolio patriarchatą, jie neteisingai pakrikštyti. Ir iš tiesų juos perkrikštydavo ir kai būdavo karai, paskui buvo tokia praktika, kad už krikštijimąsi tikroji bažnyčiai duodavo atlygį ir kai kurie ortodoksai iš abiejų tautų respublikos, jie nuvažiavę į Maskvą, krikštydavosi, kad gautų pinigų. O kai sužinojo, kad katalikam duoda daugiau, tai jie dar pasakydavo, kad jie katalikai ir tada krikštydavosi, gaudavo dar daugiau. Nors būdavo ortodoksai krikštyti. Tai va. Bet jau čia galite atkreipti dėmesį, ne, kad dėmesys skiriamas išoriniams dalykams. Barzda, panardinti reikia, ne visai aiškus ir tie žodžiai, kodėl čia būtent taip. Ir trečias pavyzdys dėl žegnojimas. 31 skyrius sako, didįjį pirštą ir 2 apatinius pirštus sujungus, drauge, o viršutinį pirštą su vidurinius sujungus, juos ištiesus su truputį palenkus. Taip vyskupams ir kunigams reikia laiminti ir taip žegnotis. Ir vėlgi, toks žegnojimosi būdas Maskvos metropolijoje yra, o gretimoje Kijevo metropolijoje žegnojasi 3 pirštais. Simbolizmas tas pats, trejybė, 2 Kristaus prigimtis, bet žegnojasi 3 pirštais. Ir vėlgi gaunasi Maskvoje teisingesnis tikėjimas negu šalia esančiai Kijevo metropolijoje. Ten žmonės paklydę jas netgi kai kuriais atvejais ir perkrikštyti galima. Ir dėmesys į apeigas. Ir daug teologų apie tą laikotarpį rašydami rašo, kad faktiškai, kadangi knyginės kultūros nebuvo, tos akademinės kultūros nebuvo, tai žmonės taip ir suprato tikėjimą, kaip tam 100 skyrių susirinkime sudėjo. Jiem ta išorinė apeiginė dalis buvo pagrindinė tikėjimo išraiška. Ir jie suprato tikėjimo saugojimą kaip tų apeigų saugojimą. Bet kas įdomiausia, kad jie kanonizuoja vietinės tas apeigas. Na ir dar irgi minima, kad kai kuriuose kraštuose giedamas aleliuja 3 kartus. Aleliuja, 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 garbė tau Dieve. O sako susirinkimas, kad apreiškime švenčiausiai Dievo gimdytoją pasmerkė tokį trigubą aleliuja ir sako, kad čia yra katalikų erezija. Nėra ortodoksų tradicija, bet lotynų erezija, nes jie šlovina ne trejybę, bet daro ketveriopą šlovinimą ir sako, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo ir sūnaus ir taip daro šventąją dvasią pavaldžiai. Taip tariant, 2 kartus reikia aleliuja, aleliuja, garbė tau Dieve. Ir vėlgi, nors ir kalbam apie žodžius, bet apeiginiai dalykai. Ne? Ir kas liečia bažnyčios ir valstybės santykius, iš Ivano Rūsčio biografijos irgi toks gera tokia iliustracija, kad pati Maskvos metropolitai turėjo aiškiai žinoti savo vietą. Ir metropolitas Filipas, kai jisai kritikuoja Ivano Rūsčio represijas, jis tiesiog iš pradžių nušalinamas nuo vyskupystės, ištrėmamas, o paskui ir nužudomas.
Ir lygiai taip pat su ta besivystančia bažnyčia ir vystosi idėja, kad vis dėlto turi bažnyčios hierarchai klausyti caro. Ir tik 1589 metais normalizuojama situacija tarp Konstantinopolio ir Maskvos. Tuomet irgi ten, jeigu gilintis į detalės, istorija labai įdomi, nes pasakoja patriarchas, kuris vyko į Maskvą prašyti aukų Konstantinopolio bažnyčiai, kad jam buvo grasinama, kad jis bus paskandintas, jeigu nebus normalizuotas statusas Maskvos bažnyčios ir jeigu Maskva neturės patriarcho ir ten amžininkai liudija apie didelį spaudimą, bet visą tai detalės, o finalas toks, kad 1589 metais Maskva grįžta į normalią bendrystę su likusia ortodoksų bažnyčia ir Maskvos metropolitas skelbiamas patriarchu, garbingu vyskupu. Ir žinoma, tai labai derėjo tai trečiosios Romos idėjai, nes kaip svarbi bažnyčia, bet be patriarcho. Ir kartu su tuo, čia jau tie laikai, kai užkariaujama arba prisijungia vis daugiau žemių iš šiandieninės Baltarusijos, Ukrainos, tie apeiginiai skirtumai vis aiškiau matosi ir kartu bendraujant daug aktyviau su likusiam ortodoksų bažnyčiomis, su Konstantinopoliu, Antiochija, Aleksandrija, Jeruzalė, išryškėja, kad tie visi apeiginiai skirtumai, jie ne tik yra su kaimynais, bet jie yra su visų likusiu ortodoksų pasauliu. Ir čia, pavyzdžiui, 17 amžiuje prijungtas teritorijos, jau čia ir Kijevas atiteko Maskvos valstybei. Ir viena vertus kyla, kaip sakiau, vidinė įtampa ir su tomis teritorijomis, kur kita kultūra, kitos apeigos ir su likusiu ortodoksų pasauliu, kaip mato Maskvos patriarchai. Ir vienas iš dalykų, kuris dar 17 amžiuje vyksta, kad kadangi pradeda Rusija kontroliuoti ar ne Kijevą, vėlgi kreipiamas į Konstantinopolio patriarchą įvairiais būdais ir papirkinėjimais ir grasinimais. Ir Konstantinopolio patriarchas carui Ivanui V rašo laišką, kuriame suteikia Maskvos patriarchui teisę šventinti Kijevo metropolitą. Laiške parašyta, dėl didelio atstumo, dėl dviejų didžių karalysčių karo negalėjo visuotinio patriarchato šventasis sostas šventinti tikrojo Kijevo metropolitą. Todėl jūsų karališkoji ortodoksiška didenybė paprašė, kad Kijevo vyskupija šventojo Maskvos patriarchato sosto valdžioje būtų, kad kai bus reikmė pašventinti vertą žmogų, ji galėtų išrinkti Kijevo metropoliją. Žodžiu, kad būtų rinkimai metropolito, kad Maskvos patriarchas jį pašventintų. Ir kad būtų per pamaldas minimi du vardai. Kai atnašauja bekrauję auką Kijevo metropolitas ir tarnauja dievišką liturgiją, tegul prisimena kaip pirmąjį jo šventenybės visuotinio patriarcho vardą, tik po to Maskvos patriarchą. Ir tai žymi tas minėjimas pavaldumą. Tai kaip ir formaliai išsaugomas pavaldumas visuotiniam patriarchui, Konstantinopolio patriarchui, po to minimas Maskvos patriarchas, bet realiai Maskvos patriarchas gali šventinti Kijevo metropolitą. Ir kas vyksta toliau, faktiškai čia tokį pasulietinį terminą parašiau, aneksija, tiesiog Konstantinopolio patriarcho vardas neminimas ir tiesiog Kijevo metropolija tampa eilinė Maskvos patriarchato metropolija. Ir nuo to laiko ten pavaldumas iš pradžių patriarchui, paskui sinodui. Ir patriarcho Nikono reformos, čia šiek tiek 20 metų anksčiau dabar nusikeliam, jos išprovokuotos buvo būtent tų dviejų tokių faktorių. Viena vertus ta įtampa su prijungta Kijevo metropolija, kita vertus atotrūkis nuo pasaulinio ortodoksijos konteksto ir noras sustiprinti patriarcho instituciją Rusijoje ir Rusijos bažnyčią pasaulyje. Nes kaip galės jį būti lyderio pasaulyje, jeigu jis skiriasi nuo kitų ortodoksų bažnyčių ir reikia kažkaip šitą klausimą spręsti. Taigi, patriarchas Nikonas atlieka bažnyčios reformą,
iš esmės, kuris susideda iš dviejų dalių – knygų taisymo ir apeigų vienodinimo. Tai viena vertus apie apeigas jau kalbėjom, ar ne, netgi tasai 100 skyrių susirinkimas įtvirtino Maskvos apeigas kaip normą absoliučią ir skiriasi žegnojimasis Rusijai, skiriasi procesijų kryptis, kitose pasaulio bažnyčiose eina prieš laikrodžio rodiklę aplink bažnyčią, ten eina palei laikrodžio rodiklę, skiriasi šiek tiek rūbai. Maskvos bažnyčioje naudojamas vienas aštuongalis kryžius, o kitose bažnyčiose įvairūs kryžiai naudojami. Na ir kiti kai kurie dalykai skiriasi. Čia iliustracija kaip tik iki reforminės apeigos ir po reforminės apeigos. Ir kartu vyksta knygų taisymas, nes tuo metu daugelis liturginių knygų Maskvos valstybėje yra ranka perrašytos, net nespausdintos, ir perrašant ranka įsiveria daug įvairių netikslumų. Bet kartu taisomi apeiginiai skirtumai, kaip anksčiau buvo dviguba aleliuja, ją pataiso į trigubą. Graikiškai transkripcija vardo Jėzus rašosi Iisus, ir taip rašo Kijevo metropolijoje, o Maskvoje rašo su viena Iisus, tai ir tą pataiso. Ir tos reformos iššaukia dalies visuomenės nepasitenkinimą stiprų. Dalis visuomenės teigia, kad tai yra ortodoksijos tikro tikėjimo išdavystė. Dabar keičiamas tos apeigos, jo labiau, kad buvo susirinkimas, kuris dalį tų dalykų kaip ir iškėlė į aukštumą, o dabar patriarchas visą tai keičia. Ir dar aišku, nemažiau svarbus momentas, kad 1666 metai yra apokaliptinės nuotaikos, kad artėja pasaulio pabaiga 666 ir visą tai tampa dirba tam santykių schizmai. Būtent santykiai teigia, kad senosios apeigos yra ortodoksų tikėjimo paveldas, kurio būtina laikytis, ir šventos tos apeigos. Nikonas reformuoja bažnyčią ir santykiai, kadangi politinė valdžia sutinka su Nikonu, kad bažnyčia turi įsilieti tą pasaulinį kontekstą, yra persekiojami. Čia pavyzdys netgi tikėjimo išpažinime, kaip keista gramatika, keisti vertimai ir santykiai tai irgi labai aštriai išgyveno, kad štai netgi tikėjimo išpažinimą keičia. Ir politinė valdžia kartu su bažnyčia pradėjo santykių persekiojimus. Jie buvo ir deginami, ir tremiami, ir nemažai jų bėgo iš Rusijos, ir kaip tik mes Lietuvoje iš tų laikų irgi turim santykių bendruomenę, kaip žmonės, kurie ieškojo galimybės gyventi laisvai išpažįstant savo tikėjimą. Taigi Petro I valdymo pradžioje situacija atrodo maždaug taip. Maždaug 10–20% gyventojų, sunku tiksliai nustatyti, ar nebuvo kažkokių tokių surašymų, yra santykiai, didelis procentas yra santykiai. Ir kai kas sako, kad netgi 1917 metų revoliucijos išvakarėse buvo apie 10% Rusijos imperijos gyventojų santykiai. Vis dar yra Rusijoje stiprūs senieji papročiai. Nors ir įvyksta ta apeiginė reforma, nors ir nebebūtina auginti barzdų, bet vis tiek visi daug kas buityje laikosi tų senųjų papročių, kurie smarkiai skiriasi nuo Europos. Bažnyčios galva yra patriarchas, ir tas patriarchas bando būti stiprus, ir patriarchas Nikonas pats bandė būti aukščiau iškilti politinės valdžios, ir dėl to jį nušalino ir patį nubaudė reformatorių, nes bandė iškilti aukščiau politinės valdžios, bet žodžiu, vis tiek yra ta stipri politinė figūra, patriarchas. Ir Petras I, kai jis pradeda savo valdymą, patriarchas Adrianas, irgi jis toli gražu ne su visomis Petro I reformomis sutinka, pakankamai parodo tokį kritiškumą. Ir, žodžiu, patriarchas iššūkis politiniai valdžiai. Galimybė yra kažkaip tai subjektiškumą per patriarchą bažnyčiai turėti politinėme lauke. Kartu, jau minėjau, sumoje yra žemas išsilavinimo lygis, bet pirmiausiai kalbu apie dvasininkų, kunigų
ir tikinčiųjų teologinį išsilavinimą, tikėjimo savo pažinimą. Seminarijų tinklo nėra, labai daug kur provincijoje kunigais tiesiog tampa kunigų vaikai, nes ortodoksų bažnyčiai gali turėti šeimas. Tai tiesiog tėvas tarnauja, sūnus kartu eina į bažnyčią nuo mažens, patarnauja, žiūri, ką tėvas daro, mokosi iš jo veiksmų, išmoksta mintinai tam tikras maldas, šiek tiek pramoksta skaityti, nebūtinai gerai moka skaityti, kunigai gali, daug kas mokėjo kažkiek skaityti, bet daug ką darė iš atminties, kad nereikėtų skaityti, nes skaitė daug kas irgi silpnai. Ir dažniausiai toksai vaikas užaugdavo ir būdavo nusinčiamas pas vyskupą kažkiek papildomai dar į vyskupijos centrą apmokyti ir grįždavo ir perimdavo tėvo parapiją ir tarnaudavo taip toliau. Ir kunigystė taip natūraliai buvo virtusi Rusijos imperijos laikais, tai iš esmės irgi išliko luomu, kad jeigu tu esi kunigo vaikas, tai tu būsi kunigas. Ir mokaisi atlikti tai, ką darė tėvas, ta apeiginė pusė labai stipri. Ir žinoma, Petras I, keliaudamas po Europą, ten matė visai kitą vaizdą, kad ten dvasininkai turi teologinį išsilavinimą, ten dvasininkai pamokslauja, nes Rusijoje daugelis kunigų nepamokslavo. Pamokslavimas buvo vyskupo reikalas, o kunigas jis neturi išsilavinimo, neišmano teologijos, jo reikalas atlikti apeigas. Ir žinoma, kontrastas buvo didelis. Žinoma, kad Europoje jau po reformacijos visi skaitė šventąjį raštą, net ir pasauliečiai, o čia dar šventasis raštas vis dar buvo palyginus retenybė. Ir daugelis dvasininkų neturėjo tiesiog tokios knygos šventasis raštas, kurią galima paimti ir perskaityti nuo viršelio iki viršelio, kaip sakoma. Ir aišku, be to, kad buvo santykių problema, buvo ir buvusio abiejų tautų respublikos ryšių skirtumai, tie apeiginiai skirtumai, na ir unitų klausimas. Ir tokia yra situacija religinė bažnyčioje ortodoksų pradžioje jo valdymo. Ir kaip žinote, jisai nutarė skinti Rusijoje kelią į Europą. Įkvėptas Europos jis norėjo ir praskinti kelią iki jūros, padaryti stiprų laivyną ir kita vertus kultūriškai, kad Rusija taptų Europą. Ir čia iliustracija, jisai kerpa barzdas, toksai kaip memas tų laikų, kad visi jie kaip europiečiai neturėjo tų barzdų ar ne. Ir skatino rūkymą, kavos vartojimą. Ir aišku, visą tai ir kai kuriem ortodoksų hierarcham, tam pačiam Adrianui, kaip minėjau, patriarchui, vietomis būdavo per daug radikalų, o to labiau santykiam, tai buvo iš vis jau toks nukreipimas, kad kai kurie santykiai Petrą I laikė antikristų. Tai žodžiu, jisai nutarė daryti statymą ryškiai ne ant santykių, o ant palyginus istoriniai perspektyvoje neseniai priimtų tų šiandieninės Ukrainos ir taip pat Baltarusijos, bet ypač Ukrainos teritorijos kultūros, kuri jau buvo vakarietiška. Ir taip Petro I dėka Rusijos bažnyčiai iškyla kaip tik ukrainiečių vyskupai. Jie dažnai, ir ne tik vyskupai, ir abatai, dažnai būtent ukrainiečiai yra pasirinkami, kad vadovautų vienuolynam, nes jie yra iš tos europietiškos kultūros, kur buvo ir teologinis išsilavinimas, ir daugiabalsė muzika ir taip toliau, ir taip toliau. Ir juose Petras I įžvelgė ir vėlesnį imperatorių jėgą, kuri gali padėti tame projekte europietinti Rusiją, tame tarpe bažnyčios kontekste. Ir tokie ryškus bažnyčios hierarchai, metropolitas Stefanas Javorskis, arkivyskupas Stefanas Prokopovičius, du ukrainiečiai. Vienas tampa paskui sukurtos Petro I bažnyčios valdymo organo sukurto dvasinės kolegijos prezidentų pirmojo, o kitas viceprezidentų. Ir Teofanas Prokopovičius taip pat kartais sakoma, kad jisai buvo vyskupas, kuris išpopuliarino Bibliją Rusijoje, šventąjį raštą, gilinimas į šventąjį raštą. Abu, ir Stefanas Javorskis, ir Teofanas Prokopovičius,
paradoksaliai jaunystėje buvo perėję į unitų bažnyčią. Tai buvo populiari praktika, ypač po to, kai Kijevo metropolija buvo prijungta prie Maskvos patriarchato ir ta visa politinė situacija bažnyčioje pasikeitė. Ir dažnai netgi iš tokių pragmatinių sumetimų, norėdami įgyti išsilavinimą vakarų Europoje, norėdami padaryti tam tikrą karjerą, žmonės pereidavo į unitų bažnyčią ir jie abu buvo perėję į unitų bažnyčią, gavo katalikų universitetuose išsilavinimą, o paskui sugrįžo į ortodoksų bažnyčią ir jau ten tarnavo. Ir įdomu, kad Stefanas Javorskis, galima sakyti, visai turėdamas tą vakarietišką išsilavinimą, tam tikrą prasme išlaikė tapęs ortodoksų vyskupų tam tikrą simpatiją katalikų teologijai, katalikų prieigai ir katalikų mąstymo stiliui, o Teofanas Prokopovičius priešingai, jisai nors ir gavo katalikų institucijos išsilavinimą, kaip tik buvo labai kritiškas katalikybei ir labiau simpatizavo protestantų idėjoms ir dėl to ir tas akcentas į šventąjį raštą ir kiti jo darbai. Ir jis buvo faktiškai visų reformos dokumentų, Petro I bažnytinės reformos, svarbiausių dokumentų autorius, architektas tos bažnytinės reformos pagal, galima sakyti, imperatoriaus užsakymą. Ir pirmas žingsnis į bažnytinę reformą Petro I atliekamas 1700 metais, kai miršta patriarchas Adrianas. Petras I nutarė neleisti rinkti naujojo patriarcho. Locum tenens, laikinuoju to pavaduotoju, paskiriamas metropolitas Stefanas Javorskis. Tikėtina, kad nenorėjo jo padaryti nuolatiniu patriarchu būtent dėl jo tokio katalikiško mąstymo, hierarchinio mąstymo, įsitikinimo, kad turi būti stipri bažnyčia, kuri galbūt netgi šiek tiek aukščiau politinės valdžios. Ir jis tik tampa locum tenens, to laikinuoju patriarcho sosto sergėtoju. Petras I dar nesiryžta visai panaikinti patriarchato institucijos, nes tai toks labai radikalus žingsnis. Ir tuo metu formaliai, jeigu paskaityti bažnyčios dokumentus, tai kaip ir formaliai kai kuriuose dokumentuose randam tokią formuluotę, kad sakoma, kad Rusijos bažnyčia bažnytinėme kontekste valdo 4 senieji rytų patriarchai, tai Konstantinopolio, Aleksandrijos, Jeruzalės ir Antiochijos. Ir kai Petras I nori, kad jam leistų nepasninkauti per bažnyčios nustatytus pasninkus, jis irgi rašo į Konstantinopolio patriarchui, kad tiek senieji patriarchai jie atleistų nuo pasninko. Sekantis toks žingsnis, galima sakyti, netrukus vykstantis, Petras I pradeda vis stipresnį vienuolynų kontrolę. Jau Aleksėjaus Michailovičiaus laikais buvo toksai vienuolynų prikazas, kai bandė perimti vienuolynų turtą valstybę. Jis grįžta prie tos idėjos ir vėliau iki galo įgyvendins Elisaveta II, bet jis siekia, kad vienuolynų ta žemė, vienuolynų turtas būtų administruojami valstybės, o ne bažnyčios. Ir tai Petras I labai kritiškas vienuolynams. Jis kaip ir ten viena vertus tokia yra laisvės erdvė, ten dažnai ir įvairūs santykiai galėjo eiti į vienuolynus ir ten slėptis ir būti santykiais, bet tarsi jų neišduodavo. Ir įvairaus plauko kitokie, kas valstybės buvo traktuojama kaip schizmatikai, eretikai, sukilėliai ir taip toliau, jie galėjo tarp tų vienuolynų bendruomenių paskęsti. Kita vertus, kai kurie vienuolynai tikrai buvo labai turtingi ir kaip ir reformacijos Europoje laikais, taip ir Rusijoje, žodžiu, buvo kritika tam vienuolynų turtingumui. Na, o kas žino bažnyčios istoriją plačiau, tai ten dar iki tol pačioj Rusijoje buvo įvairūs debatai, ten Josiflianė, Nestižatelė ir taip toliau, kaip turėtų gyventi vienuolynai. Tai žodžiu, čia jis grįžta prie idėjos, kad sustiprinti tą kontrolę, nors tai dar pilnai negyvendinama. Ir aišku, kaip ir vakaruose, Petras I iškelia tikslą, kad būtų suformuotas stiprus seminarijų ir akademijų tinklas ir kad visi dvasininkai gautų teologinį išsilavinimą.
Ir 1721 metais, kaip sakiau, padedamas Teofano Prokopovičiaus, jis jau padaro tą savo pagrindinę reformą, panaikina patriarchatą kaip instituciją Rusijos ortodoksų bažnyčioje. Tam Teofanas Taip? Atsiprašau, tai ir atleido nuo pasninkų. Atleido. Tai Rusija, ypač po Osmanų imperijos užėmimo, kai užėmė Konstantinopolį, buvo labai svarbus donatorius, labai svarbus aukotojas Konstantinopolio patriarcham, rytų patriarcham. Dėl to dažnai imperatorių užgaidos buvo labai svarbus ir svertas jiem derybose ir tai, kas galų gale buvo suteikiama atitinkamai už tam tikrų jų interesų apgynimą ar tam tikras paslaugas, žodžiu. Ir arkivyskupas Teofanas parengė dvasinį reglamentą 1721 metais, kuris visiškai pertvarko bažnyčios organizacinę struktūrą. Iki tol buvo viskupai, buvo Maskvoje sinodas, tam tikra viskupų nedidelė taryba ir patriarchas vadovas to, ir patriarchas kaip atskira institucija. Ir svarbiausia bažnytinė valdžia buvo viskupų rankose ir patriarcho rankose. O dvasinis reglamentas numato visiškai kitą modelį. Kai kas įžvelgia paralelės su Švedijos bažnyčia, galima netgi su Šveicarijos, reformatų netgi įstatais įvairiais žvelgti paralelių, bet kokiu atveju tai ryškiai yra protestantiškų valstybių modelio įkvėptas reglamentas. Ir Petro I laikais toks naujas buvo reiškinys, kad vietoj prikazų buvo kolegijos, vėliau jis pervadintos ministerijom. Tai mes čia laikiškai galim suvokti ministerijos. Ministerijos vadinasi kolegijomis, buvo karo kolegija, admiraliteto kolegija ir kitos kolegijos. Ir lygiai taip pat ir dvasinėme reglamente aukščiausios bažnyčios valdymo organas yra dvasinė kolegija, duchovnė kolegija, o kaip vėliau netgi tokia lotyniška forma duchovniai kolegijum irgi pasirodo. Taigi yra skirtingos ministerijos ir yra bažnyčios ministerija, kuri aukščiausia yra aukščiausias bažnyčios valdymo organas. Ir ta kolegija sudaryta pagal reglamentą ne tik iš viskupų, bet ir iš susituokusių kunigų ir iš pasauliečių. Ir visą tai kardinaliai keitė ta tvarka. Ir nėra patriarcho, o yra kolegijos prezidentas, kuris jau nėra kažkokia atskira institucija, tiesiog kolegijos pirmininkaujantis asmuo. Sumažinama bažnytinių teismų galia. Anksčiau dvasininkus iš viso daugeliu atveju galėjo teisti tik bažnytiniai teismai. Net ir kažkokių, sakytumėm, kriminalinių bylų atveju. Čia jau bažnytiniai teismai sprendžia tik tais dvasinės religinės problemas. Na, šiuolaikiškai gal būtų neįprasta, kad skyrybos lieka, ar ne? Bažnytinių teismų santuokos, skyrybos, bažnytinių teismų galioje. Iškeliamas tikslas, kad visi kunigai turėtų dvasinį išsilavinimą, teologinį išsilavinimą. Kaip minėjau, prezidentas pirmininkauja. Naikinamas faktiškai kaip institutas viskupų susirinkimas. Anksčiau būdavo visų bažnyčios viskupų susirinkimas kaip labai autoritetingas, aukščiausias valdymo organas bažnyčios. Ir tie susirinkimai buvo retai, o jau po 1721 metų viskas iki pat 1917 visos Rusijos bažnyčios viskupų susirinkimai kartu su pasauliečiais delegatais, kurie vykdavo, jie pomėsnį sabor rusiškai, jie nebevyksta. Ir numatoma pradinė tvarka reglamente, kad dvasinė kolegija paklūsta senatui, bet ta tvarka gyveno 3 dienas, kaip ir pavadinimas dvasinė kolegija. Kai susirinko dvasinė kolegija su savo prezidentu, su viceprezidentais, jie labai greitai nutarė, kad tas pavadinimas toks vakarietiškas dvasinė kolegija nelabai įprastas ausiai ir pamaldose kažkaip tai keistai skamba, ar neatsimenat mini patriarchus pamaldose, tai dabar reikėjo minėti dvasinę kolegiją, už dvasinę kolegiją melstis. Ir kažkaip jie pagalvoja tikintiesiem, kažkaip tai labai keistai skambės. Ir tada jie pervadino dvasinę kolegiją į švenčiausiai
valdantį sinodą. Tai sinodas yra toks įprastas ortodoksaus žodis, o švenčiausiasis, nes patriarchas buvo vadinamas švenčiausiuoju, o dabar čia vietoj patriarcho sinodas, tai švenčiausiasis valdantisis sinodas. Vietoj prezidento ir viceprezidentų yra pirmininkaujantysis asmuo, первенствующий член sinodo. Ir reikalaujama, kad vis dėlto kažkaip tai keista, kad senatui paklūsta sinodas, tvarka pakeičiama ir sprendimai tvirtinami imperatoriaus ir sinodas paklūsta tiesiog imperatoriui. Logika tokia, kad imperatorius yra pateptas vyskupų bažnyčios palaiminimą gavęs, tai jam kaip ir dar galima paklūsta, senatas iš vis toks pasaulietinis kaip ir ordinas. Ir tam, kad būtų atstovaujamas imperatorius sinode, įsteigiama generalinio oberprokuroro pareigybė. Oberprokuroras, imperatoriaus atstovas, kuris sėdi sinodo posėdžiuose ir klauso, kas yra sprendžiama, kas diskutuojama, ir jis atstovauja imperatoriaus poziciją sinode. Simboliškai sinodo posėdžių salėje stovi ir krėslas imperatoriui, bet realiai imperatoriai per visą Rusijos imperijos laiką nedalyvavo sinodo posėdžiuose, tai buvo apsilankę sinode, bet posėdžiuose nedalyvaudavo, dalyvaudavo oberprokuroras. Ir čia jau minėjau šitą punktą, kad iš senato pakeitė į imperatorių, į carą tą pavaldumą. Taigi toks visiškai naujas, negirdėtas ir ortodoksų bažnyčioje modelis, būdavo patriarchai, metropolitai, arkivyskupai, kurie vadovaudavo sinodam, bet čia nebelieka vieno asmens, kuris vadovautų, o vadovauja bažnyčiai kolektyvinis organas, švenčiausiasis sinodas. Ir reglamente taip pat įrašyta vyskupų priesaika, kurią turi sakyti vyskupai, tapdami sinodo nariais. Pasakyta, taip pat prisiekdamas išpažįstu, kad aukščiausiasis šios dvasinės kolegijos teisėjas yra pats visos Rusijos monarchas, mūsų maloningiausias valdovas. Ir kai kuriem vyskupam šitą keistai atrodė formuluotė. Jekaterinos antrosios laikais buvo toks paskui kankiniu tapęs vyskupas, kuris atsisakė sakyti šitos žodžius, bet ne dėl to jis tapo kankiniu, dėl kitos kritikos valdžios atžvilgiu. Nes vyskupam atrodė keistai formuluotė aukščiausiasis teisėjas. Nes kai kurie sakė, kad aukščiausiasis teisėjas vis dėlto turėtų būti Kristus, o čia Rusijos monarchas. Bet kokiu atveju labai aiškiai dvasinis reglamentas labai aiškiai subordinuoja bažnyčią pasaulietiniai valstybei. Ir labai aiškiai bažnyčiai vadovauti kaip Švedijai, Anglijoje, kitose protestantų valstybėse pradeda pasaulietinis monarchas. Ir pati valstybė labai aiškiai apie šią monarcho poziciją kalba. Aktas dėl visos Rusijos imperatoriaus sosto paveldėjimo Pavelo I išleistas rašo tiesiai šviesiai: Rusijos valdovai yra bažnyčios galva. Pagrindiniuose įstatymuose 19 amžiuje šiek tiek sušvelninta formulė: imperatorius kaip krikščionių valdovas yra aukščiausias viešpataujančiojo tikėjimo dogmų gynėjas bei sergėtojas ir ortodoksijos bei bažnyčios tvarkos saugotojas. Labai pats imperatorius labai aiškiai formuluoja, kaip jis supranta, kas jis yra bažnyčiai. Bažnyčia pati ir Petras I taip pat pasirūpina, kad netgi išpažinties metu, jeigu kažkas kalba apie imperatorių ar valstybę, kunigai būtų įpareigoti išduoti apie tai pasaulietiniai valdžiai. Iš pradžių imperatorius išleidžia pirmosius įsakymus 18 metais, vėliau dar vėlesni įsakymai 20-21 yra, o bažnyčia 1722 metais švenčiausiasis valdantysis sinodas išleidžia įsakymą apie tai, kad kiekvienas kunigas žinotų, jei kas nors išpažinties metu savo dvasiniam tėvui praneštų apie planuojamą išdavystę ar maištą prieš valdovą ar valstybę, arba pikto sumanimo prieš valdovo garbę ar sveikatą ir prieš jo didenybės gyvenę, tuomet nuodėmklausys turi ne tik nesuteikti jam atleidimo ir išrišimo už aiškiai išpažintas nuodėmes,
nes tai nėra tikra išpažintis, jei kas nesigaili visų savo nedarybių, bet ir nedelsdamas apie jį pranešti ten, kur priklauso. Kitaip tariant, tokia pozicija, kad jeigu kažkas nori nuversti imperatorių arba valdžią ir dėl to nesigaili, tai čia vienareikšmiškai jisai neatgailauja dėl nuodėmių, nes savaime yra nuodėmė norėti sukelti maištą prieš valdovą ir netgi tai gali būti perduoti ten, kur priklauso. Žinoma, čia sinodas bando teologiškai taip pateisinti savo tą sprendimą tuo, kad jeigu nėra atgailos, tai nėra tikra išpažintis. Bet klausimas, ar tikrai visada noras maištauti prieš valdovą ar valstybę, net ir teologiškai, ar tai visada yra nuodėmė. Ir aišku, kad pagal tradicinę teologiją, jeigu valdovas elgiasi neteisingai, jeigu jis tvirtina neteisybę, tai tada neturėtų būti nuodėmė. Bet čia sinodo įsakymė, bet tai yra net nesvarstama. Ir apie imperatoriaus statusą dar šiek tiek. Kunigai bažnyčiose turi ant altoriaus tokį dalyką, kuris vadinasi intimincijas, tai yra leidimas tarnauti liturgiją. Ir Rusijos imperijos laikų intiminsai, šiuolaikiniai intiminsai turi tik tais patriarcho užrašą, kad tarnaujant tokiam patriarchui, toks vyskupas leidžia tarnauti Eucharistiją ir ten pasirašyta, ar ne? O čia yra 19 amžiaus intiminsas, Vilniuje pasirašytas metropolito Makarijaus, ir čia jau prasideda visai kitaip, kad valdant самодержавнейшего великого государя и taip toliau, kad tokiam imperatoriui valdant toks vyskupas pasirašo šitą leidimą tarnauti Eucharistiją. Ir bažnyčios maldose irgi daug kur netgi vardų pavardė, taip sakant, tėvavardžių, įvardijamas imperatorius, įvardijami šeimos nariai. Štai pavyzdžiui, troparas Šventam kryžiui, ne tik per Švento kryžiaus išaukštinimą giedamas, bet atskaitomas ryto maldose kasdien. Sako, išgelbėk viešpatį savo žmonės ir laimink savo paveldą, pergalės suteik pamaldžiam blagovernamu mūsų imperatoriui Nikolajui Aleksandrovičiui prieš jo priešininkus ir savo kryžiumi globok šalį. Ir taip sakant, ta tokia sąsaja su imperatoriumi irgi labai gyva ir bažnyčios maldose. Bet, kaip sakiau, nereikia vienareikšmiškai galvoti, kad aišku, bažnyčia absoliučiai visą tai, ką imperatorius apie save galvoja, vienareikšmiškai priėmė. Jeigu mes atsiverčiam katekizmą, Rusijos imperijos laikais išleistą Švento Filareto Drozdovo 19 amžiuje, ten apie imperatorių nei žodžio, o apie bažnyčios galvą pasakyta tik viena. Bažnyčia yra tik viena todėl, kad ji yra vienas dvasinis kūnas, turi tik vieną galvą Kristų. Ir kituose išpažinimuose tą metą irgi labai kategoriškai nuo tos visos imperinės ideologijos atsiribojama, tarsi jos nėra, ir sakoma, bažnyčios galva yra Kristus, viskas. Taip pat bažnyčios dokumentuose ir kanoniniuose dokumentuose labai aiškiai vadinama, nors ten imperatorius vadino dogmų saugotojų ir tikėjimo tyrumo saugotojų, parašyta dogminiais ir svarbiausiais klausimais. Rusijos bažnyčia paklūsta 4 seniesiems patriarchams, šitų patriarchams. Ir kitaip tariant, ne viskas, ką valstybė apie save skelbia, yra įdedama į bažnyčios išpažinimus ir oficialią bažnyčios poziciją, bet tai tame tarpe pasyviai oficialiame lygmenyje priimama. Kaip sakiau, yra pasipriešinimo balsų, bet tai yra pavieniai pasipriešinimo balsai. Ir kaip keičiasi po Petro I apskritai 18 amžiuje bažnyčia, tai kai kreipiamasi į Konstantinopolio patriarchą, visuotinį patriarchą 1723 metais dėl sinodo pripažinimo, jis tokią labai įdomią formulę pripažįsta Rusijos naują bažnytinę tvarką. Jisai pripažįsta, kad sinodas tikrai yra jo brolis Kristuje. Kaip tai gali būti, kad kolektyvinis žmonių sambūris yra brolis? Tai toksai klausimas įdomus. Ir viena tokia mokslininko interpretacija buvo, kad greičiausiai manė, kad tai yra laikinas reiškinys ir tiesiog norėjo atsakyti kažką,
pripažįstant Rusijos bažnyčią, nenutraukiant bendravimo, bet su viltimi, kad vis dėlto ta tvarka po šito imperatoriaus grįš į normą. Ir aišku, ji faktiškai 200 metų išliko šitą tvarką. Ir kitas dalykas, kad aišku, bendrai seniesiems rytų patriarchams patriarchato panaikinimas buvo kaip ir neblogas dalykas, nes patriarcho statusas yra aukštesnis negu Šventojo sinodo statuso ir tiesiog kaip tik visi valstybių vadovai siekia, kad jų šalyse būtų patriarchatai, o Petras I atvirkščiai nori, kad būtų sumenkintas bažnyčios statusas. Tai nebuvo didelė problema leisti jį sumenkinti. 1764 metais, Jekaterinos II laikais, jau vyksta pilnai Petro I tas planas, vyksta vienuolynų sekuliarizacija. Vienuolynų žemė, vienuolynų turtas yra perėmama valstybės, valstybė juos administruoja ir įvedama etatų sistema. Pavyzdžiui, vienuolynas turi tam tikrą skaičių etatų vienuoliams ir kunigams ir pagal tuos etatus ten gali būti prirašomi tie vienuoliai, kunigai, jie gauna atlyginimą iš valstybės, bet patys ten tų visų žemių ir taip toliau nevaldo. Ir jau Petro I laikais dvasiniam reglamente įvedami griežti kriterijai, daug griežtesni negu anksčiau, kas gali būti vienuolyne. Vienuolyne vyrai vienuoliais gali būti tik nuo 30 metų, o moteriam yra netgi 40 ar 50 metų kriterijus. Kitaip tariant, jau moteris tik senatvėje galėjo būti vienuolynuose. Ir keičiasi vienuolynų pati koncepcija. Viena vertus vertinama, kad vienuolynas gali būti išsilavinimo ir kultūros centrų, kur ruošiami būsimi vyskupai ir būtent iš vienuolių renkami tradiciškai ortodoksų tradicijų vyskupai. Kita vertus atsiranda toks reiškinys kaip vienuolynai, kuriuose slaugomi neįgalieji, ypač buvo karininkai. Karų buvo daug ir tie karininkai baigė savo karinę karjerą, jau neįgalūs, išeidavo į vienuolynus, gyvendavo ten. Na ir visiškai naikinamas reiškinys toksai kaip klajojantis vienuoliai, kurie neturi savo vienuolyno, neturi aiškios vietos. Iš pozityvių dalykų 18 amžiuje panaikinamas fizinės bausmės kunigams. Vyskupai galėjo įsakyti mušti kunigus už tam tikrus nusižengimus. Ir štai 18 amžiuje fizinės bausmės kunigams yra panaikinamos. Toliau įvedamas leidimas pamokslauti. Kaip sakiau, iki tol kunigai nepamokslaudavo, tai buvo vyskupo prerogatyva, o čia jiems leidžiama pamokslauti. Ir buvo iš pradžių iškelta idėja, kad galbūt turėtų vyskupai cenzūruoti tos pamokslus, bet vyskupai tam pasipriešino, vieno vyskupo žodžiais, jie tiek amžių tylėjo, kad jeigu mes dabar pradėsime juos cenzūruoti, jie vėl visiems amžiams užtils. Ir vis dėlto buvo leidžiama pamokslauti ir tikimasi, kad kunigas pamokslaus. Ir iki tol kunigai dažnai patys dirbdavo savo žemę, kurią turėjo prie namų savo parapijoje. Į tai žiūrima neigiamai ir viena vertus buvo toks bandymas, kad tie parapiečiai, kurie yra tos parapijos teritorijai, dirbtų žemę kunigui. Ir kita vertus, ir paskui tas nelabai pasiteisino planas, bet paskui ieškoma ir kitų būdų, kaip atlaisvinti kunigą nuo žemės darbų. Nes kunigo misija dabar pagal tą protestantiško modelio įtakotą pasaulėvaizdį, kunigas turi studijuoti šventą raštą, studijuoti dvasinę tradiciją, pamokslauti ir mokyti žodžio. Ir teologijoje atsiranda ta tema žodžio skelbėjas, Dievo žodis, kas tai yra, tai tampa labai svarbia teologinė tema. Taigi toks procesas atlaisvinti kunigus nuo žemės darbų, išmokyti kunigus, vystosi seminarijų sistema ir kad jie būtų pamokslininkais ir žodžio skelbėjais. Atsiranda ir išpažinties prievolė. Nuo šiol visi Rusijos imperijos gyventojai ortodoksai privalo vieną kartą per metus nueiti išpažinties ir gauti iš kunigo liudijimą, kad jie priėjo tos išpažinties. Ir vėliau atsiranda ir visokie draudimai prieš prozelitizmą. Tiesą pasakius, nežinau, dėl 18 amžiaus aš sumatęs 19 amžiaus įstatymus, kur yra labai aiškias bausmės už tai, kad kažkas atvertė ortodoksą į kitą konfesiją. Ir pačiam ortodoksui, paliekančiam savo konfesiją, irgi buvo numatytos įvairias bausmės.
Na ir ta išpažinties prievolė, tokia lazda su dviem galais, viena vertus bandoma kažkaip tai, kad tikintieji aktyviau dalyvautų savo religinėme gyvenime, savo parapijoje, kita vertus, aišku, atsiranda toksai formalizmas, kad tiesiog reikia nunešti pažymą, kad prie išpažinties ir tik dėl to žmogus ateina, kažkas nusipirkdavo tiesiog tas pažymas ir tokių irgi atsiranda piktnaudžiavimų to. Ir prasideda revoliucija mene ir muzikoje. Iki tol ortodoksų ikonos tradicinės, žinot, jos pakankamai tokios abstrakčios, o veikiant vakarų menui atsiranda ikonos, kurios jau tokios daug realistiškesnės, daug labiau primena katalikų paveikslus. Jeigu anksčiau buvo tos tradicinės rusų bažnyčios, tai dabar atsiranda barokas, atsiranda ir klasicizmas. Žinote, yra netgi pavadinimas Petro barokas, Petrovskij baroko. Ir kitaip tariant, tie stiliai, kurie iki tol buvo žinomi tik Kijevo metropolijai, dabar Rusijos bažnyčioje, jie irgi plinta. Tai norėjau parodyti tokį ir muzikinį pavyzdį, kad būtų aišku, ne kaip, pavyzdžiui, pasikeičia ir muzika. Man atrodo, kad tai labai gerai iliustruoja viską. Tai šiandien irgi į Sentikių bažnyčią nuėję, mes išgirsime, kad jie dainuoja vienbalsę muziką, Znamen ir Raspiev. Pradedant 18 amžiumi įsigali sinodinėje bažnyčioje daugiabalsė muzika, kokia buvo ir Kijevo metropolijoje. Kitaip tariant, ir ne vakarietiška ta kultūra ateina ne tik į šalies gyvenimą, bet ir į bažnyčios gyvenimą. Ir irgi, tarp kitko, kalbant apie Sentikius, tas kultūrinis toksai atotrūkis gilėja su tuo. Vis labiau skiriasi tos dvi bažnyčios, kurios anksčiau buvo iš vienos, taip sakant, šaknies. Ir 18 amžiaus iš tokių pozityvių puslapių, tai neįmanoma praleisti tokios didelės ir reikšmingos figūros Rusijos religinio gyvenimo kaip Šventas Paisijus Veličkovskis. Šventas Paisijus Veličkovskis gimė šiandieninėje Ukrainoje, Poltavoje ir įstojo mokytis į Kijevo Mohylos akademiją, bet ten nusivylė to formalių akademinio mokslo, pradėjo ieškoti vienuoliško gyvenimo ir bandė prisijungti Kijeve prie vienuolyno, Kijevo Uolų vienuolyno, bet jam tas miesto šurmulys ir miesčioniškas toksai vienuolių tas gyvenimas nelabai patiko, neatitiko jo lūkesčių ir jis ieškojo kitose Ukrainos vietose vienuolynų, galų gale atrado savo mokytoją, senolį Moldovoje. Ir iš Moldovos jis keliavo į Atono kalną, į Graikiją, kur 18 metų gyveno vienuolyne, perėmė tą dvasinę jesihazmo tradiciją, pažino su visa dvasinė literatūra, nes kalbėjome apie tą atotrūkį tarp Maskvos kultūros ir likusios ortodoksų bažnyčios kultūros. Ir lygiai tas pats atotrūkis buvo dvasinėje tradicijoje. Graikijoje buvo ten ir tie jesihazmo ginčai ir ta, kaip sakiau, polemika su katalikais, protestantais, bet ir pati dvasinė tradicija vystėsi. Buvo toksai rinkinys labai garsus šventųjų tėvų tekstų Filokalija, Dobrotaliubija. Visa tai aplenkė Rusiją, visa tai buvo nepasiekiama Rusijoje. Ir buvo senolių ta kultūra, čia jau paminėjau, rado savo mokytoją, rado senolį, kad yra seni vyresnio amžiaus vienuoliai, kurie turi specialiasias šventosios dvasios dovanas, dvasinę įžvalgą ir dvasinį pažinimą ir kitokias dovanas. Ir jauni žmonės eina pas juos, kad tie senoliai taptų jų mokytojais. Ir netgi pasauliečiai ateina gauti patarimų iš tų senolių.
Ir Paįsiui susiduria su ta visa kultūra, susiduria su tuo visų paveldu. Iš pradžių sekė savo senoliu, paskui pats tampa senoliu ir po 18 metų Otonė jį pakviečia į Moldovos kunigaikštystę, kuris tampa vienuolyno steigėjų ir 30 metų vadovauja Niemcuose vienuolynui. Ir būdamas ukrainietis, bet taip pat mokėdamas ir rumunų kalbą, ir graikų kalbą, jis pradėjo tų visų dvasinių tekstų vertimą į bažnytinę slavų kalbą, į bažnyčios tuometinę kalbą, kad galėtų skaityti vienuoliai Rusijoje. Ir faktiškai per jį šita kultūra, senolių kultūra ir visas dvasinis palikimas iš krikščioniškųjų rytų, ar čia pietų, galima sakyti, ar ne Rusijos atžvilgiu, jisai prasiskverbė į Rusijos imperiją. Ir Filokalija išverčiama į rusų kalbą ir daugybė kitų tekstų. Paįsis Viličkovskis tampa tą grandimi, kuris sujungia vienuolynus ir pasaulinę dvasinę tradiciją. Na ir toksai paradoksas, viena vertus, kaip minėjom, ypač Jekaterina, tos vienuolynus stengiasi kažkaip tai kaip tik pažaboti, jų galės apkarpyti ir taip toliau, bet kita vertus gimsta dvasinis vienuolinis sąjūdis, galbūt iš dalies ir dėl to, kad vienuolynai praranda savo ankstesnį statusą, ankstesnę galę, vienuoliškas judėjimas kaip tik atranda naują tokią gyvastį. Ir, kaip sakiau, Paįsis Viličkovskis ta figūra, kuri sujungia tuos du pasaulius. Ir kai kurie vyskupai pradeda rūpintis atskirais vienuolynais, kad ten būtų kažkokie tai senoliai, kad būtų kažkoks dvasinis gyvenimas, pakviesti kažkokių pritraukti autoritetingų žmonių ir taip formuoja tos dvasinius centrus savo vyskupijose. XIX amžiuje tos visos bažnytinės reformos dar labiau gilėja. Ir čia matome ir ne iš Peterburgo sinodo pagrindinės kaip tik katedros ikona, kuri jau visai primena katalikišką paveikslą, visiškai nepalyginama su tradiciniu tuo ortodoksų stiliumi. Ir XIX amžiaus bažnytinė muzika turbūt irgi kažkas esate girdėję, gal net ir tiesiog koncertų salėse. Rachmaninovas, Čaikovskis, didieji Rusijos kompozitoriai rašo ir bažnytinę muziką. Ir ta muzika yra vakarietiškos tradicijos, taip sakant. Ir naujas reiškinys visiškai Rusijos kultūroje, pirmą kartą per visą tūkstantmetį krikščionybės atsiranda pasauliečiai teologai ir filosofai. Nes akademijos auga, stiprėja, auga ir teologinės studijos. Jeigu 18 amžiuje nei vienas pasaulietis neturėjo teologijos daktaro laipsnio, tai 19 amžiuje 85% teologijos daktarų yra pasauliečiai. Ir žinoma, Kaniakovas, slavofilų judėjimas, Vladimiras Solovjovas, teologai Bolotovas ir taip toliau, visą tai susiformuoja 19 amžiuje. Ir tai toksai, dėl to sakoma, tos teologinės ir filosofinės minties, kaip tik toksai 19 amžius yra aukso amžius. Čia ir ne tas Isakijevskis sabor Peterburge, ir ne jau toks rusiškas stilius ir ir vakarietiškas stilius, ta prasme. Ir iš šventųjų galima dar trumpai nepaminėti, kad 19 amžiui irgi priklauso kiti tokie žymus šventieji. Ir aš tai pagalvojau, kad net ir lietuvių kalba mes turime ir Serafimo Saraviečio išverstą knygą, ir Teofano Atsiskyrėlio, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Yra Ignoto Prinčelinovo vienas straipsnis išverstas lietuvių kalba. Ir dar ir kito tokio palikimo yra. Atviri keliauninko pasakojimai dvasios tėvui, šitas Ulanas Atonietis, Atono vienuolis iš Rusijos, irgi tai pačiai kultūrai Rusijos imperijos laikų priklausantis. Na ir čia neįtraukiau, bet Šventas Jonas Krikštatėtis jau 20 amžiaus pradžioje ypač populiarus Rusijos šventasis. Ir taip sakant, toje visoje sudėtingoje situacijoje iškyla tie šventieji. Ir čia taip parašiau du šventumo tipai, du labai skirtingi asmenybės tipai, kurie tampa dvasiniais lyderiais bažnyčioje. Viena vertus Serafimas Saravietis, pirklių
šeimos vaikas, kuris neturi jokio teologinio išsilavinimo, išvyksta į vienuolyną ir ten, žinant tą visą etatų sistemą, labai irgi įdomu pažiūrėti, kaip jį ten fiktyviai prirašo prie kito vienuolyno, nes ten nebėra vietų ir, žodžiu, šiaip ne taip jisai ten gyvena pagal tos imperijos vienuolynų tvarką ir išgarsėja tuo, kad daug meldžiasi ir net 1000 dienų ant akmens meldėsi, kaip čia pavaizduota, beje, aušros vartų Dievo motina, jis turėjo tos ikonos kopiją ir prie jos melsdavosi. Ir toksai grinai atsiskyrėlis, miške gyvenantis, kuris apdovanotas dvasinėmis dovanomis ir rūpinasi moterų vienuolių 19 amžiuje. Moterų vienuolių tampa daugiau, nes baudžiava panaikinama ir kaip tik jisai vienu iš vienuolynų moterų tampa dvasios tėvu. Kitas šventasis Ignatas Brančelinovas, žmogus, kuris norėjo būti karininku, nebuvo iš dvasininkų luomo, bet mokydamasis jau karybos, jis mokėsi ir filosofijos, ir teologijos, ir susidomė religiniu keliu ir neturėdamas formalaus teologinio išsilavinimo tampa vyskupu, gilinasi į šventųjų tėvų raštus, kaip tik į Filokaliją, į Paisijos Veličkovskio ir visą bažnyčios palikimą. Ir irgi, žodžiu, per askezę, per maldą jisai pasiekė tų dvasinių aukštumų. Na ir kitas tipas, išsilavinusieji dvasininkai, Teofanas Atsiskyrėlis, Filaretas Drozdovas, šventieji, kurie jau turėjo puikų teologinį išsilavinimą, kurie dėstė akademijose ir kurie irgi gyveno tam tikrą asketinį gyvenimą ir išgarsėjo savo dovanomis. Ir verta paminėti ir Optos vienuolyno iškilimą. Aš sakiau, kad per Paisijų Veličkovskį Rusijos imperijoje susiformuoja ta išplinta senolių tradicija ir Optos vienuolynas toks vienas iš centrų, kur kaip tik tų daug senolių ir pasauliečiai vyksta ten, kad pasisemtų dvasingumą, gautų patarimų, prieitų išpažinties. Irgi toks įdomus dalykas. Nes pagal visą tvarką jie galėjo eiti išpažinties tik savo parapijose ir buvo privaloma kartą per metus tas išpažintis, bet pasauliečiai važiuoja į Optos vienuolyną, ten eina išpažinties, gauna dvasinius patarimus ir man kyla konfliktas tarp parapijinių kunigų ir tarp vienuolyno, kad štai čia tarsi kaip kažkokia sekta, jie laužo nusistovėjusią bažnytinę tvarką, jie duoda patarimus įvairius tiem mūsų parapijiečiam ir pas mus neina parapijiečiai išpažinties. Ir tie senoliai, aišku, garsėja įvairiom dvasinėmis dovanomis ir vienas garsiausių, ne, Ambraziejus iš Optos vienuolyno, gavęs Švento Ambraziejaus Milaniečio vardą, galima sakyti, apjungiantis du pasaulius ir turintis teologinį išsilavinimą ir turintis didelę patirtį asketinio dvasinio gyvenimo, didelis autoritetas. Ir tame vienuolyne lankosi ir Fiodoras Dostojevskis. Sakoma, kad broliai Karamazovai įkvėpti tų susitikimų ir kad įvairūs literatūriniai personažai yra ten ir Ambraziejus iš Optos, ir atrodo ir Leonas iš Optos, žodžiu, tie Optos vienuolyno kaip tik senoliai. Ir čia galima pamatyti ir tam tikrą priešpriešą, tarsi tokį kultūrinį paradoksą. Rusijos imperijoje susiformuoja tą vakarietišką kultūrą, išsilavinimo, akademijos kultūrą, bet kartu yra tas sluoksnis, kurį galima pavadinti sąlyginai sentikiškų sluoksnių. Tas visai kitas sluoksnis, nežinau, gal sentikiai įsižeistų, bet turiu omeny, kad tos iki reforminės Rusijos sluoksnis. Ir tarsi yra toksai kaip iš dalies ir kompleksas, tie įsilavinusiai žmonės kartais netgi taip nori sugrįžti tą pirmapradę iki akademinę būklę, skaitydami ją autentiškesnę, tikresnę ir atviri kelioninkų pasakojimai savo dvasios tėvų irgi iš dalies to įkūnijimas. Rašė, nors anoniminis traktatas, bet rašė greičiausiai dvasininkas atsivertęs iš sentikystės ir to sentikių vykdęs misiją ir ten kaip tik idealizuojamas
iki reforminės Rusijos religinės tipas. Klajūnas, kuris tiesiog daug meldžiasi ir gauna Dievo patirtį per savo maldą, per savo praktiką, bet nėra to santykio su ta visa išsivyščiusi Rusijos imperijos religinė kultūra. Ir kalbant apie tą metą į Lietuvą, tai toks susiformavęs savita problema. Visų pirma, 18 amžiaus pabaigoje, kai padalinimai tai vyksta, labai maža dalis gyventojų dar lieka formaliai ortodoksais, labai daug kas yra priėmęs uniją. Kita vertus kalbėjom, kad čia yra unikali rusėnų kultūra, tuo tarpu maskvėnai yra traktuojami kaip kitas. Ir tas pats Petro Mogyla, kai rašo, jisai aiškiai įvardyja, pavyzdžiui, ir save kaip ten ruskį metropolit, bet kai kalba apie Maskvą, jisai sako maskvynai ir kitą žodį naudoja, ne ruskį. Ir aišku, susiformuoja dar toksai idealas Uvarovo, ortodoksija, patvaldystė, liaudiškumas, kaip tris idėjas, kurios jungia Rusijos imperiją. Ir šio požiūriu, tai kas yra Lietuvoje, tai kas yra buvusioje Baltarusijoje, į tą vienybę kaip tik netinka. Daugelis unitai, daug kas nelojalus tai patvaldystei, na ir nelaiko savęs rusais, nuo tos Rusijos imperijos pagrindinio etnoso prasme. Ir atsakymas į tai suformuojamas to meto unitų dvasininko, paskui unitų metropolito Josifo Semaškos, kuris buvo ukrainietis, gimęs Ukrainoje, mokėsi Vilniuje ir tapęs unitų kunigu, paskui vyskupu, valdžiai pasiūlė kaip likviduoti uniją ir kaip prijungti visus unitus prie ortodoksų bažnyčios. Ir tai ypač aktualu tampa po 31 metų sukilimo ir galų gale 39 metais surinkamas Polocko susirinkimas, kuris paskelbė, kad unija yra panaikinama, 1,5 milijono tikinčiųjų pereina kartu su dvasininkais į ortodoksų bažnyčią, prisijungia prie Rusijos bažnyčios, o tie kunigai, 593, kurie nesutiko pereiti, nesutiko pasirašyti dokumento, buvo tiesiog ištremti. Ir čia nuotrauka iš Josifo Semaškos iš unitiško laikotarpio ir iš ortodoksiško laikotarpio. Ir oficialiai skelbiama, kad unija panaikinta, Josifas Semaška tampa pirmuoju Vilniaus ir Lietuvos metropolitu ir egzistuoja tik tais Rusijos bažnyčia, sinodinė bažnyčia, unija oficialiai panaikinta. Ir Josifas Semaškos savo užrašuose jis aiškiai rašo, kad jo įsitikinimas yra toks, kad tie rusėnai yra tiesiog rusai. Apie savo motyvus rašo, jausdamas nuo vaikystės prisirišimo prie graikų rusų tikybos, ilgą laiką dėl šio dalyko patyręs abejonių, bet galiausiai visiškai įsitikinęs šio išpažinimo tyrumu, nusprendžiau palikti savo ankstesnės apeigas, kurios buvo šitaip nutolusios nuo senosios krikščionybės dvasios ir netitinkančios mano tėvynės Rusijos gėrio. Ir jis rašo, taip, mūsų širdimis teka rusiškas kraujas ir formuoja tokią istorijos, Lietuvos istorijos sampratą savo raštuose, kad krikščionybė pasiekė Lietuvą per rusus, rusų žemės, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra buvo rusų kultūra, kad ten buvo naudojama valstybinė rusų kalba, kad daugelis gyventojų buvo rusai ortodoksai ir šią prasme, kad iš esmės tai buvo rusų valstybė, vakarų Rusijos dalis, o viskas sugadino lenkiškoji katalikybė, kuri kaip invazinė tokia religija iškreipė tą visą gyvenimą, sukūrė uniją ir taip toliau. Ir aišku, kai jis buvo, ir pavyzdžiui, apie Lietuvą nerašo Lietuvos iš Rusijos neramiais laikais atimtos sritys, turėjo visišką tikėjimo laisvę, tačiau rusai netrukus įgijo pranašumą prieš Lietuvą, tokį, kokį paprastai turi labiau išsilavinusi tauta prieš barbarišką. Rusų kalba tapo vyraujanti ir vienintelė valstybės reikaluose. Rusų tikėjimas visur rado naujų išpažinėjų, čia rašo apie viduramžius. Ir jisai būtent ar nesuformuoja tą kartais, taip sakom, ortodoksų tikėjimas, ne rusų tikėjimas, kad yra
plati pasaulinė ortodoksų bažnyčia ir su arabais, ir su graikais, ir su rumunais ir taip toliau. Ir iš tiesų, pažiūrėjus į jo raštus, matome, kad ir jis taip pats prisidėjo prie to, vadindamas ortodoksų tikėjimą rusų tikėjimu ir siedamas save būtent su Rusija ir jos papročiais. Ir su jo tomis idėjomis susijęs ir Muravjovo vykdytas tas rusiškųjų pradų stiprinimas Lietuvoje. Tai kaip tik, nors Peterburge buvo barokinės bažnyčios, klasicistinės bažnyčios, bet Vilniuje kaip tik tos senosios bažnyčios buvo perdaromos, kad būtų panašesnės į tas rusiškosios tradicijos bažnyčias. Ir suvienodinta su Rusija architektūra, liturginė muzika, rūbai, varzdas ir kaip tik imtas Maskvos tradicijos tas etalonas, net ne Rusijos imperijos tradicijos, bet galima sakyti tos Maskvos bažnyčios etalonas. Ir čia klausite apie varzdas, kaip ką daryti, kai neauga varzda. Tai kaip tik Josifo Semaškos laikais buvo toks incidentas, kad buvo įsakyta visiems kunigam užsiauginti varzdas. Ir vienam kunigui neaugo varzda. Ir tada jie apkaltino, kad jis yra slaptas unitas, slaptas katalikas ir netgi jį buvo suėmę. Ir paskui jisai Josifui Semaškui raštiškai išaiškino, kad jam neauga barzda. Ir jam Josifas Semaško davė leidimą neauginti barzdos. Tai ir tokių buvo incidentų. Tai ta prasme buvo visiškai išoriškai siekiama, kad būtų unifikuota tradicija, rusiška tradicija. Ir tai buvo suprantama kaip grįžimas prie viduramžių tradicijos. Iš pozityvių momentų sinodinė Rusijos bažnyčia įsiliejusi tą pasaulinį kontekstą tampa tikrai pasaulinė tokia jėga ir misionieriška jėga ir vykdo misiją Sibire, misiją Altavėje, misiją tarp totorių, misiją Japonijoje, misiją ir Aliaskoje, kuri 19 amžiuje priklausė Rusijai, paskui pardavė Jungtinėms valstijoms. Ir iki šiol tų misionieriškų žygdarbių vaisiai yra. Ir čia, pavyzdžiui, yra Nikolai Do, Švento Mikalojaus iš Japonijos pastatyta katedra Japonijoje, ir iki šiol yra Japonų ortodoksų bendruomenė. Aliaskoje iki šiol yra Aleutų ortodoksų bendruomenė ir taip toliau. Ir tie misionieriai, jie iš tikrųjų tą misiją pagal to meto standartus atlikinėjo, mokėsi kalbų, stengiasi išversti tekstus į tų tautų kalbas, kartais kurdavo raštus kultūrom, kurios dar neturėjo raštų ir žodžiu. Ir tuo metu visai kitoks bažnyčios misijos veidas, kurio faktiškai anksčiau ir nebuvo. Na ir su to susijusi ir misionieriška veikla Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kur Latvija ir Estija jau buvo sėkmingesnė, daugiau ortodoksų atsirado. Aišku, čia tokia jau, kodėl ir įtariau, kad dviprasmiška misionieriška veikla. Jeigu Japonijoje ne krikščionys atverčiami į krikščionybę, tai tose kraštuose daugiausiai katalikai arba liuteronai. Jau tokia prozelitizmo greičiau misija negu misijos. Ir tuo metu išleidžiama ir Jono Auksaburnių liturgija lietuvių kalba, bet spaudos draudimo metais yra ždanka parašyta. Ir Moldovoje matome irgi tokį jau imperinį liūdną reiškinį, kur yra ortodoksai rumunai, bet jie, kai tampa Rusijos imperijos dalimi, tai rusifikuojama pagal vieną Rusijos tą imperijos pavyzdį. Na ir paskutinis toks įvykis, taip apžvelgiant greitai iš panoraminio tokio vaizdo Rusijos imperijos religinį gyvenimą. Tai, kaip minėjau, pomiestiniai saborai, tai visų vyskupų susirinkimai kartu su pasauliečiais delegatais nuo Petro I laikų buvo uždrausti. Ir kai 1905 metais paskelbiamas Nikolajaus II religijos laisvės manifestas, kyla idėja Rusijos bažnyčiai vėl surengti tokį susirinkimą vietinės bažnyčios, kad ir spręsti būtų svarbiausi bažnyčios gyvenimo klausimai. Ir iki pat revoliucijos ruošiamas tas susirinkimas, vykdomas konsultacijos, pasirodo, kad yra labai daug apie ką kalbėti. Ir pats susirinkimas susirinko jau po vasario revoliucijos, rugpjūčio 15 dieną. Ir tas susirinkimas, jis galima sakyti taip, reziumuoja tą visą Rusijos imperijos religinę kultūrą ir galima pamatyti jos vaisius ir reziumuojam pakankamai pozityviai.
nes tame susirinkime, be to, kad bažnyčia nutarė atkurti savo subjektiškumą, atkuriamas patriarcho institutas, jie taip pat svarsto apie pasauliečių įtraukimą į bažnyčios valdymą, įvairius bažnyčios valdymo lygius, pasauliečių įtraukimą į liturginius veiksmus, svarsto apie pamaldų gimtąją kalbą praktikavimą. Ten misionieriškose kraštuose, aš minėjau, ten totoriškai, aleutiškai ir taip toliau tarnavo, bet pačioje Rusijoje daug kur buvo imperinis uniformizmas, tik bažnytinė slavų kalba, iš dalies ir dėl santykių, kad jiem būtų tam tikras tiltas, jeigu jie norėtų prisijungti. O jau šitas susirinkimas svarsto, kad visur pamaldas galima būtų atlikti gimtąją kalbą. Ir svarsto apie bažnyčios ir valstybės atskirumą ir labai daug įvairių tokių teologinių idėjų, tikrai tam laikui progresyvių tame susirinkime svarstoma. Ir atkuriant patriarchatą irgi svarstami visi už, prieš, kuriama sistema, kad būtų svertai, galios balansas ir taip toliau. Bet daugelis susirinkimų dalyvių po spalio revoliucijos tapo kankiniais, daugelis buvo sušaudyti, mirė lageriuose ir taip toliau. Ir faktiškai Rusijos bažnyčios lygių šitos idėjos buvo visai neįgyvendintos, išskyrus patriarchato atkūrimą, bet ne pagal šito susirinkimo numatytą tvarką. O kai kur emigracijoje, kur buvo Konstantinopolio patriarchato, Rusijos tradicijos egzarchatas sukurtas, tokia Rusijos bažnyčia užsienyje, atsiskyrusi nuo Maskvos patriarchato, ten kai kas dar bandė dalį tų idėjų įgyvendinti. Bet iš esmės tokių gražių akordų, galima sakyti, Rusijos imperijos religinė bažnyčios istorija ir užsibaigė. Susirenka jau nebe į 100 skyrių susirinkimo bažnyčią, kur kanonizuotų žegnojimąsi 2 pirštais ir barzdas, bet susirenka į susirinkimą, kuris tikrai svarsto svarbius teologinius klausimus ir galvoja, kaip bažnyčią pagerinti, kad ji labiau atlieptų Evangelijos misiją. Ir sakoma, kad tas susirinkimas buvo vienas iš tokių įkvėpimų tame tarpe, vienas iš šaltinių, kurį žiūrėjo jau daug vėliau, kai Romos katalikų bažnyčia ruošė Antro Vatikano susirinkimą. Kai tik ta emigracija Prancūzijoje, rusų teologų, kurie išliko, taip toliau jie irgi veikia tas susirinkimo idėjas. Tai va, tai apibendrinant, Rusijos bažnyčia 18 amžiuje buvo suvakarietinta, pertvarkyta pagal protestantiško bažnyčios valdymo modelį. Ir tai lėmė įtampą tarp Maskvos tradicijos ir vakarų, kuri akivaizdžiausiai matosi prijungiant abiejų tautų respublikos žemės, kur buvo unitai, kur buvo Kijevo metropolija, Konstantinopolio patriarchato ir egzistavo visai kita religinė kultūra. Ir faktiškai Petro I reformos bažnyčia pajungė valstybei, bažnyčia valdo faktiškai tokia religijos reikalų ministerija ir bažnyčios sprendimus tvirtina imperatorius, kuris save laiko bažnyčios galva. Ir nepaisant to, kad valstybinio pobūdžio bažnyčia tapo, aktyvus religinis gyvenimas išliko, galime įžvelgti tam tikrų religinio gyvenimo žvaigždžių, šventųjų, pozityvių puslapių, bet aišku visą tai aptemdyta taip pat tos visos imperinės politikos. Na ir tarp pozityvių vaisių pačiai bažnyčiai, tai pirmiausiai, kad bažnyčioje atsirado stiprus švietimas ir atsirado tikrai aukšta teologinė kultūra, kuri išreikšta buvo tuo paskutiniu Rusijos imperijos bažnyčios žingsniu 1917-18 metų bažnyčios, vietinės bažnyčios susirinkimu. Tai dėkoju už dėmesį ir dabar galima tada klausimus. Kalbėjote apie stiprų bažnytinio luomo susikūrimą. Tad man įdomu, ar reformuojant bažnyčią buvo daugiau atvejų, kuomet parapijos vedimą perimdavo ne kunigų vaikai, o kažkas iš šono ateidavo.
Labai geras klausimas ir šitam lauke lūžis vyksta 19 amžiuje, kaip tik kai, žodžiu, ta kultūra dar labiau vystosi, formuojasi ir taip toliau. Ir tuo metu pakeičiama šiek tiek tvarka, į seminarijas kunigų vaikai buvo leidžiami labai anksti ir faktiškai būdavo taip, kad jie kito kelio 18 amžiuje faktiškai neturėjo. Bet norinčių pereiti į kitą kelią ir kažkaip tai pereinančių būdavo. Ir 19 amžiuje pakeičiama tvarka, kad seminarijoje besimokant, aukštesnėse seminarijos klasėse atsirado galimybė pereiti į pasaulietinę gimnaziją ir užbaigti pasaulietinį išsilavinimą. Ir nemažai kunigų vaikų tada 19 amžiuje pradeda šitą galimybę naudotis. Ir priešingai, kaip Ignoto Brančanino atvejais, atsiranda ir žmonių iš kitų sluoksnių, kurie pradeda siekti kunigystės. Ir tam tikras mobilumas, nedidelis, bet jis 19 amžiuje kaip tik pradeda gimti. Paklausti norėčiau. Būdavo sinodo susirinkimai, ne? Ir jie turėdavo, kas vadovaudavo, ar išrinkdavo vyresnysis sinodo, kuris galėjo lemiamą žodį, kaip pasakyti. Lemiamą žodžio tokio nebuvo, bet patriarcho nebuvo, tai buvo kolegialinis organas, buvo pirmininkaujantis narys, buvo rotacija sinodo narių ir pirmininkaujančio nario. Ir ten buvo tam tikros taisyklės, skirtingas laikotarpis šiek tiek kitokios, bet ten, kai balsai pasidalina, būdavo tam tikri mechanizmai, kaip sprendžiama, kaip balsai pasidalina. Ir iš esmės viskas būdavo ten balsavimais ir kolektyviai, nebuvo, tyčia buvo kaip tik išdalinta, kad neatrodytų, kad pirmininkaujantis narys yra tarsi patriarchas, tarsi kažkoks žmogus, kuris gali daryti lemiamą žodį. Tai sulyginti tie kuo labiau sinodo nariai buvo. Galėčiau, ačiū labai. Ar galėtumėte, tėvą, papasakoti truputėlį apie pastangas imperijoje administraciniam, biurokratiniam priemonėm prisijungti atgal, prisijungti santykius? Nes vis tiek buvo didžiuliai tie santykių ir čia abiejų tautų respublikos, ypač Lituanija proprijoje, reiškia, tie didžiuliai santykių, kaimai vis tiek kažkokios turėjo būti pastangos administracinės. Taip. Pagal tą principą trijų, reiškia, Samoderžavija, Pravoslavija, Narodas. Taip. Ne? Tai ar galėtumėt? Turbūt dvi ryškiausias pastangos buvo pirmiausiai Petro I laikais, jisai įvedė santykiam dvigubą apmokestinimą. Kitaip tariant, galėjo santykiai, jau jie nebebuvo persekiojami, jie galėjo praktikuoti savo religiją, bet turėjo mokėti dvigubai daugiau mokesčių. Ir tai paskatina kaip tik santykių pasukimą į pinigingas profesijas. Labai daug santykių tapo pirkliais ir viens kitą, taip sakant, palaikė, rėmė ir tokios stiprios ekonomiškai bendruomenės įsivystė kaip tik iš to, kad buvo dvigubas apmokestinimas. Antra tokia pastanga buvo toks reiškinys, kuris vadinasi rusiškai jedinoverčistvo, bendratikystė arba vientikystė, kai buvo įsteigta galimybė tokia, irgi iš dalies galima būtų palyginti kaip unija, įsteigta galimybė santykiam, kurie prisijungia prie imperinės bažnyčios, išsaugoti visas savo apeigas, bet būti imperinės bažnyčios dalimi. Ir buvo netgi tam ruošiami vienuolynai, kunigai ir taip toliau. Ir Rusijos imperijai tai buvo pakankamai paplitęs reiškinys, kad buvo jedinoverčiai prichodai, tų vientikių arba bendratikių parapijos, kur santykis atėjęs galėjo matyti tas pats giedojimas, ta pati muzika, ikonos tradicinės santykiškos, bet bažnyčia pavaldi sinodui. Tai va, tai turbūt tokie dvi ryškiausios to laikotarpio priemonės. Gerai, tada pabandysiu suformuluoti klausimą, nes kažkaip dažnai susiduriu su tuo, kad rusakalbiai vadina kiekvieną krikščionišką šventovę cerkve ir kažkaip tada bando aiškinti, kad yra bažnyčios, yra cerkvės ir tada iškyla klausimas, ar šiame galima pamatyti kažkokį imperialistiškumą, kažkokį tą dalyką ir ar aš teisingai darau, kai bandau aiškinti, kad stačiatikių cerkve yra sviestuotas sviestas ir galbūt man to nereikia daryti. Na, čia kas liečia imperiškumą, tai yra toks momentas, kad nusikeliant į 19 amžių, kiekviena konfesija
iki ekumeninio sąjūdžio laikų galvoja, kad jie yra vieninteliai tikrai krikščionys, o visi kiti apsišaukėliai. Ir dėl to, pavyzdžiui, lietuvių kalboje ar nesusiformavom, kad ta bažnyčia, Biblijoje mes lietuvių kalboje matom, bažnyčia yra Dievo įsteigta bažnyčia. Tai normalūs krikščionys, katalikai eina į bažnyčią, o ten sentikiai, stačiatikiai eina į cerkvę, o liuteronai eina į kirchę, o normalūs krikščionys eina į bažnyčią ir tiki šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią. Toliau atėjus į bažnyčią, kaip ir Biblijoje šventame rašte, yra Dievo įsteigta kunigystė. Normalioje bažnyčioje yra kunigai, o pas liuteronus yra pastoriai, o pas stačiatikius yra popai. Kaip? Kažkodėl, kuriuos čia vadina batiuškom? Tai čia rusiškas, tai žodžiu, čia tėvelis, ar ne? Bet vadindavo popais arba šventikais, ar ne? Bet ne kunigai, nes kunigai yra tik bažnyčiai. Ir su kitais dalykais lygiai tas pats, ar ne? Ir tas pats tikėjimo pavadinimas, ar ne? Katalikai yra, žodžio, katalikos, visuotinė bažnyčia, katalikų bažnyčia. O pravoslavnąją cerkvę, arba ortodoksija, eklesija graikiškai, tai kaip ir turėtų būti tikratikių arba tikrų apeigų bažnyčia, bet jie stačiatikiai, kurie vaikšto į cerkvę ir turi šventikus. Lygiai taip pat, ar ne, liuteronai, tai jie save vadina evangelikais. Jie yra evangelijos sekėjai, evangelikai, bet jie iš tikrųjų yra liuteronai, liuterio sekėjai, kurie turi pastorius ir taip toliau. Ir jeigu mes pažiūrėsim į Martyno Mažvydo raštus, tai Martynas Mažvydas, būdamas liuteronas, jisai sako, aš esu kunigas. Donelaitis sako, aš esu kunigas. Bet katalikai sako, jie yra pastoriai. Jeigu pažiūrėtumėm į Jono Auksaburnio liturgiją išleistą Rusijos imperijos laikais 19 amžiuje, tai ten apeigas atlieka kunigas. Bet katalikai sakytų, ne, šventikas atlieka apeigas. Ir tai va, tai toksai klausimas, ar ne, jis su ta imperinė visa logika yra labai susijęs, ta prasme, kad mūsų kalboje yra tos formos tokios išlikusios ir jeigu paskaitysite, pavyzdžiui, evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, jie netgi viešai yra tokį išplatinę kreipimąsi prašydami jų nevadinti pastoriais, nes sako, mes esam kunigai, kaip ir katalikai kunigai, kaip ir Biblijoje kunigai, ar ne? Ir lygiai taip pat ir savo laiku, 2005 metais, tada kunigas Vitalijus Mockus, kiti kunigai irgi bandė, kad prašyti žiniasklaidos, kad nebevadintų šventikais stačiatikių arba ortodoksų dvasininkų, ir tas ortodoksai irgi buvo įneštas žodis net ir religinių bendrijų įstatymą, būtent irgi subalansuoti, ar ne, nes toks irgi žodis stačiai tikintis ar stačiotikiškai tikintis. Tai va, tai tas kalbos klausimas yra susijęs ir aišku, dabar ekumeniniame kontekste jau taip nebekliūdo žmonėm pavadinti kunigų ir kitos konfesijos dvasininko atstovą, ar ne? Bet tos tokios sienos susiformavo. Ir jeigu perkeliame rusų kalbą, ten lygiai taip pat yra tos sienos, nes svešenik yra normalioje bažnyčioje. Pravoslavnąją cerkvę turi svešenik, o pas protestantus yra pastor, o pas katalikus yra ksons. Ten nėra svešenikų. Ir normalūs žmonės eina į cerkvę, nes yra Biblijoje cerkvė ir yra vėrojo vaidino Svetųjų apostolskųjų cerkvė, o katalikai eina ne į cerkvę, jie eina į kastėl, o liuteronai eina į kirchų ir taip toliau. Ir ta prasme, va tas toksai yra momentas, aišku, čia jis sunkiai sprendžiamas, bet kiekvienoje kalboje, kur dominavo ta religinė kultūra, jie save vadino tikraisiais, o kitus kažkuo, kurie tai va. O lietuvių kalboje, jeigu taip jau paimti pačią kalbą, tai cerkvė gali būti vadinama ir sentikių cerkvė, ir stačiatikių cerkvė, ir kartais ir unitų maldos namus vadina cerkvė, nors čia jau taip sudėtingiau. Tai popas tas pats, kas ir šventikas. Na, popas tai toks sovietmečių negatyvų atspalvį gavęs žodis, netgi rusų kalboje, čia panašiai dabar jau kaip būtų policininkui sakyti mentas ar panašiai. Ja, rusiškai sako svešenik, batiuška. Tai va.
Antžlugis. Tai vienu žodžiu, tai šita nata, kad būtų daugiau bendrystės, kad nebūtų tų imperinių sienų tarp skirtingų Lietuvos žmonių ir galim užbaigti ir ačiū Jums už dėmesį. Čia Taip, pagal 21 metų, man atrodo, vertinimą, ar 30 tūkstančių, dabar neatsimenu.